Žiūrėjome reportažą, tad jei kilo klausimų, galite skambinti mūsų studiją telefonu 523-810 ir taip pat paklausyti studijos svečių. O aš teiraujuosi, Gintaru, girdėjome apie keletą tarsi technologijų variantų. Ar tai yra vienintelis pasirinkimo būdas, ar dar ką nors turite užslėpę? Niekada nėra vienintelio pasirinkimo būdų, yra, žinoma, daug. Užslėpę neturim, bet vis bandom, šiaip su visų mokslininkų pagalboje patirtim, kur užsienį matėm, turim dar daug numatę. Šie metai gal mes daugiau eksperimentuojam. Šiais metais mes įdėgiam, gal sakyčiau, 5 technologijas, kurias bandom, kuri pasiteisins. Jau taip lyderiauja tam tikros tokios, kur gal iš amerikiečių daugiau paimtos tokios. Gal lengviausia yra ten vagose, be jokių įrangų, be nieko. Šiaip technologijų yra daug ir kiekviena turi savotiškų pliusų ir minusų. Ir jas įskirti šiandien tikrai dar negalim. Auginam, mokomės ir eksperimentuojam, visas tas ir yra. Tokiam lygiai esam šiandien. Ar turite Lietuvoje su ko pasilyginti, kam geriau sekasi? Mum. Nėra su ko pasilyginti Lietuvoje iš tiesų. Tiek, kiek žinom Lietuvoje, yra gal savo reikmėm auginančių sliekų, kurie yra gal rokiškai bandantis, ar gal augina, bet šiaip nutrūko santykiai, daugiau ten šiltnamiuose, daugiau kažkur žmonės sodose laiko. Ir pasilyginti iš tiesų neturim, gal, manyčiau, galim pasigirti, kad taip tam tikrų įrangų turim, kur Europoje nėra, tik ten yra Amerikoje, yra Korejoje, yra tokiose šalyse, kur, ne Europoje. O iš tiesų daug apvažiavom ir daug sužinojom, kas yra. Igore, norėčiau pasiteirauti, ar Lietuvoje tokios pat technologijos kaip ir kitose pasaulio шаlyse наудуемos, ar mes turим трупотели скиртум? Вопрос, Литве такие же технологии, как и во всем другом мире, или мы отличаемся, или где-нибудь лучше, хуже? Да. В Литве я знаю некоторые фирмы, которые производят вермикомпост, то на вашей фирме я увидел новые технологии, которые, можно сказать, будут впервые в Европе, не только в России. То есть это уже отличие. Кроме того, масштабировать эту проблему довольно сложно, в связи с тем, что вот эта проблема приобретает особое значение, потому что урбанизация городов на всей Земле и развитие общества потребительства поставило многие вызовы перед человечеством. Mokslininkas sako, kad šiaip kiek žino firmų, kad mūsų firmoje labai malonu girdėti yra iš tiesų tokios, kur Europoje nėra netų įrangų ir tų technologijų įdiegta. Kitos gaminančios vermikomposto firmos, gal paprastesnėm technologijom, ir susidaro gan nemaža problemų pasaulyje, ryšium su urbanizacija, ryšium su kitom problemom, įdiegti visą tą вермикомпоставimo технологijos. Но, как правило, все органические отходы, муниципальные особенно, они довольно, это ценные такие отходы, то есть, но их в настоящее время во всем мире либо сжигают, либо закапывают на полигонах. Это ухудшает обстановку окружающей среды, поэтому наиболее дружественная технология – это вермикомпостирование этих муниципальных отходов. Visose šalyse turbūt municipalinės atliekos, tai yra turbūt mūsų atliekos, kur sąvartynuose turim organinės atliekos, kelia didelę problemą ir visur jas degina ar kitokiais būdais utilizuoja. O vienas toks iš nekenksmingiausių ir tokių prieinamiausių, gal nežinau kaip pasakyti, tai yra utilizacija sliekų pagalba, вермикомпоставimo pagalba. Я надеюсь, что компания, которая возглавляет Гинтер Шимпус, масштабирует это производство. Это будет очень важно как для самой Литвы, так и для некоторых. То есть можно экспортировать продукцию в страны Европы. Ponas profesorius tikisi, kad mes plėsimės, kad mes darysim ir galėsim tiekti, bus naudinga ne tik Lietuvai ir visai Europai ir tiek galėsim į Europą. Na, aš norėčiau apie verslą kalbant, Rolando pasiteirauti, ar galima sakyti, kad tai yra lietuviškas verslas? Šį verslą galima vykdyti Lietuvoje pilnai.
Sliekai Lietuvoje yra, maistas sliekam, tai yra netgi daugiau negu kad šiuo metu jie sunaudoja. Jiem tinka praktiškai visos organinės atliekos, kurios genda, kurias metame lauk, kaip ir minėjo profesorius, kad sąvartynai yra užkrauti. Mes naudojame juos maistui. Pagrindę naudojame galbūt mėšlą, tai galvijų, arklių mėšlas tinka. Mėšlą maišome su žaliosiom atliekom, tai vaisiai, daržovės, kurių irgi taip pat sugenda per metus, kad nereikėtų išmesti, tai mes jas panaudojame. Iš kur jų gaunate? Gauname iš aplinkinių ūkininkų, su jais tariamės ir jie tiekia mums, tiekia mėšlą, tiekia ir daržovės, kurios genda sandėliuose. Taip pat ir... Vieni kitus surandate, bendradarbiaujate ir padedate. Žinoma, ir namuose nemetame tų maisto atliekų į kibirus, nevežame į sąvartynus, taip pat vežame į savo fermą sliekų ir tenai jas maitiname. Tai maža dalis palyginti su visų maistu. Na, atliekate labai gerą darbą, rūšiuojate atliekas, mes kaip tik praėjusioje laidoje apie tai šnekėjome, kad tas visuotinis rūšiavimas galėtų būti naudingesnis ir netgi padėtų verslui. Kaip klientų požiūris, tie, kurie tiekia jums medžiagas, ar susidūrėt su nuostaba, ar vis dėlto jie laukė, tikėjosi, ieškojo, kur visgi atiduoti tas organinės atliekas? Organinės atliekas, tai pagrindė mėšlas, tai problema yra iš tiesų. Mėšlas gal šiek tiek mažesnė problema, nes kol buvo leidžiama ant laukų vežti kiek norima, tai viskas buvo ir vežama ant laukų. Tai daržovėm viskas išvežta. Bet to mėšlo susikaupdavo negu kad jiem reikia. Kaip ir perteklius būdavo. Su daržovėmis tai problema taip pat yra, jos genda, nėra kur jų dėti. O jie kaip ir, žinoma, patenkinti, kad atsirado, kas paėmė tas medžiagas. Ir mes siūlome, kad trąšos mūsų yra žymiai naudingesnės už mėšlą. Hektarui užtenka 1-2 tonų biohumuso. Ir gal darysime mainus. Žinoma, iš pradžių jie dar taip nežinomas dalykas, jie gal pabandysim pradžioj kažkokią tai dalį, nedidelę, pažiūrėsim, kaip auga, kaip rezultatai ir tada toliau kalbėsim. Aš norėčiau pasirauti, ar šiandieninė ekonominė situacija yra palanki tokiam verslui, Gintarai? Manau, kad neįtakoja tokiam verslui ta ekonominė situacija. Ar jinai bloga ar gera, visada reikalingas geras produktas, visada ekologija buvo aktuali. O šiaip palankumas mes neprašėm niekieno pagalbos ir tokios viskas tvarkoja. Ir šiandien, ir vakar, ir rytoj bus tvarkoja, galvoju, taip. Kalbėjote apie ekologiją, tai gal gaunama parama pradėti tokį ekologišką verslą? Visa esmė yra paramai gauti, gal neremia pačių sliekų, neremia tų tokių įrangų kaip pačio vermikultūros šakos. Gal yra remiama, baigtas turbūt projektas parašyti, remiama utilizacija kompostavimo būdu. Tai bandysim pridavinėti projektą, kad utilizuojam organinės atliekas kompostavimo būdu. Tai tas pats kompostavimas, vermikompostavimas. Tai bandysime šitą. Kviečiu padaryti trumpą pauzelę, pabėgame į reklamą, netrukus grįšime.